Taigi jau gavome bone conductionus. Tiems žmonėms, kuriems tai yra aktualu ir kurie norėjo užsisakyti, tai tiesiog darau šį video, kad būtų visiems tikrai viskas aišku. Tai bone conductionas, jisai bus su laidu, jisai galės būti jungiamas į kompiuterį arba mes dar siūlysime dar vieną variantą su Bluetooth siųstuvėliu. Tokiu atveju neturiu šiuo metu pavyzdžio, bet jisai bus labai mažiukas, degtukų dėžutės dydžio, į kurį įsikiš būtent šitas kištukas ir tas nedidelis aparačiukas galės būti arba pakabintas tiesiog ant kaklo, arba tiesiog prisegtas prie maikutės, ar gale, ar prie dirželio, kaip jūs norėsite jūsų patogumui. Pačiam bone conductiono tvirtinimui prie ausinukų mes sukūrėm tokį įdėkliuką, kad tikrai būtų paprasta ir lengva prisitvirtinti. Kodėl mes jį norime atskirai pasidaryti? Tai galima pridėti jį jūs galėsite jį pridėti vėliau prie stimuliacijų ant rankų, kurias mes tikrai irgi kelsime ir pasiūlysime. Tai šiuo metu tiesiog bone conductioną įdedam sudėtingai įsideda. Mes sukūrėm tokį mini maišeliuką. Taip, tokiu atveju bone conductionas gaunasi jisai įdėtas. Šičia yra medžiagytė, kuri tikrai nemaišo terapijai. Tada pasiėmus mūsų, kad ir mūsų ausinukus, kuriuos aš pirkau Lukrecijai, mes bone conductioną galima prisitvirtinti prie viršaus. Jis tiesiog va tokiu principu užsisega, tai jūs jį galėsite nuimti ir prisegti. Jeigu turėsite Bluetooth siųstuvėlį, tai jūs galėsite jisai tiesiog ausinės tampa irgi be laidės, nors tai nėra viskas įmontuota viename, bet jos tampa be laidės. Arba jeigu jūs nenorėsite įsigyti Bluetooth siųstuviuko, tai jūs galėsite tiesiog jas pasijungti prie kompiuterio ar prie Windowsinės planšetės ar kompiuterio ir tada tiesiog tai galėtų veikti. Ir tada užsidėjus mes turime abi dvi jungtis ir turime laidą. Jeigu būtų Bluetooth, tai tada laiduko tiesiog būtų prikabintas ar pakabintas, jisai būtų tiesiog čia. Kainas jūs gausite elektroniniam laiške ir tada lauksime, kas tikrai norės šitų bone conduction ir tokio varianto, tai galės užsisakyti, o kiti, kas laukia ausinukų, tai jau kitą savaitę tikrai pateiksime prototipą ir atsiųsime jums kainas, nes jos irgi jau yra baigiamos gaminti. Tai tiek ir iki greito ir labai tikimės, kad tuo jau startuosime su integralia stimuliacija namuose.